Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandieninė istorija yra apie Amy Bradley ir tai yra tęsinys. Tai yra antra dalis, nes praeitą savaitę jums įkėliau pirmą dalį, tai tie, kas jos nematėt, verčiau pasižiūrėkit tą, nes kitaip nelabai suprasit, kas čia po velnių vyksta. Praeitą video aš užbaigiau su taksisto manimu, jog jis matė Amy Bradley. Mes 100% dabar negalim sakyti, ar jisai melavo, ar jisai iš tikrųjų matė Amy, ar jisai matė galbūt kitą merginą, kuri atrodė kaip Amy, ar galbūt jisai viską tik tai melavo, kad mes negalim visų šitų dalykų pasakyti, bet tais 1998 metais, vos kelios dienos po Amy dingimo, šis taksistas susisiekė ir teigė, kad jis matė Amy, jog ji vis prašo telefono ir klausė, kur ta telefono būdelė, jog jai reikia kažkam paskambinti. Ji nepasakė savo vardo, jokios kitos informacijos, tik tai šitus dalykus, jog jai reikia paskambinti ir tiek. Tai kiek vėliau, kai Amy Bradley tėvai jau sugrįžo į savo gimtąjį miestelį, jie susisiekė su tenais policija, vėl tas visas tyrimas kaip ir užvirė, bet kadangi viskas nutiko tenais kažkur kruiziniam laive, kur tas kruizinis laivas plaukė tarptautiniuose vandenyse, buvo kažką sunku padaryti tai pačiai policijai. Plus, jie neturėjo kažkokių resursų, kad jie dabar galėtų plaukti į Kurasau, tai nėra jų jurisdikcija, dėl to jie ką galėjo padaryti, tai susisiekti su Kurasau policija, tą jie ir padarė ir Kurasau policija bandė iš ten, iš vietos, kaip ir padėti šitai šeimai su jų galimais atsakymais, bet manoma, bent jau taip teigiama, jog sala buvo išieškota tiesiog visur, bet tos merginos nebuvo nė kvapo. Ir kaip jau minėjau praeitame epizode, vanduo irgi buvo tikrintas kelias dienas, tiek su sraigtasparniais, tiek su radarais, tiek su laivais, tiek su narais, bet nieks nebuvo naudinga. Tai tėvai sugrįžę į savo gimtuosius namus taip pat kreipėsi į žiniasklaidą, nes jie galvoja, jog žiniasklaida padės ištirti visą šitą Amy Bradley bylą. Jie taip pat įkūrė ne vieną savo puslapį, jie atidaro įvairias telefono linijas, kai kurios iš tų linijų yra tarptautinės, jau gali skambinti iš bet kokio pasaulio krašto. Ir vienu žodžiu, jie visais būdais, kokią tik idėją turėjo, kokią tik idėją jiem kildavo, jie iškart stengdavosi tą idėją įgyventi ir tokiu būdu surasti Amy. Jie buvo įsitikinę, jog Amy 100% negalėjo nusižudyti ir 99%, kad ji tikrai negalėjo netyčia kažkokiu būdu per tuos turėklus iškristi į tą kanalą ir kad po to jos kūnas nebuvo atrastas, kad jie tikėjo, kad šita versija tikrai negali būti. Plus, kai jie sužinojo tą informaciją apie Yellow, tai yra apie Alistair Douglas, apie tą muzikantą, apie kurį aš pasakoju jums praeitoj istorijoje, juk tos dvi merginos matė, jog jie kartu eina tiek Yellow, tiek Amy kažkur apie 5:45 ryte. Kiek vėliau kita moteris teigė, kad jie irgi matė panašiu laiku juos bare, kad Yellow duoda jai tai Amy kažkokį tai gėrimą ir jie vėl pasuka lifto link. Tai kiti Amy Bradley manomi pastebėjimai. Tai buvo kažkur 5 mėnesiai po Amy Bradley dingimo. Vyras, kurio vardas Davidas Carmichael, tuo laikotarpiu tai buvo kažkur, 5 mėnesiai, 1998 metai. Ir jie su savo draugu, jisai atostogavo paplūdimyje, kuris buvo Kurasau, Porto Mary. Tai tenais jis su draugu išsinuomavo visą tą techniką, jog jie galėtų nardyti. Ir jie nardė, leidote labai smagiai laiką. Ir šitas būtent toks kaip paplūdimys, jis buvo atokiai nuo visų kitų žmonių, jog tam paplūdimy nebuvo nieko kito, kaip tik tai vanduo, smėlis ir vienintelis toks kaip mini kavinukė, mini baras ir viskas. Juk aplinkui tu nieko daugiau kito nerasi, ten nebuvo kažkokių gyvenamųjų namų aplinkui ar kažko tokio. Ir kai šie du draugai, jie jau panardė, kai jie sugrįžo atgal link tos kaip ir kavinukės, jie pamatė, jog buvo 2 vyrai ir 1 moteris, kad jie tiesiog eina tiesiai į juos. Tuo laikotarpiu teigiama, jog Davidas jis nekreipė į tuos asmenys dėmesio, jis tiesiog tvarkė savo visą tą įrangą. Kita mergina priartėjo prie jo ir kai mergina išgirdo, jog šis Davidas kalba angliškai, jis taiga kaip ir pradėjo tiesiai su juo turėti akių kontaktą. Ji kaip ir pradėjo eiti link šito Davido, bet tuomet staiga vienas iš tų vyrų, kuris ėjo su moterim, tiesiog kaip ir
užlindo tiesiai prieš ją, jis jos nepatraukė už rankos nieko, bet jis tiesiog kaip ir užlindo prieš ją, pasižiūrėjo ją ir tuomet ta mergina tiesiog apsisuko ir pradėjo vėl eiti paskui tuos du kažkokius tai vyrus. Ir nuo šito būtent įvykio Davidas jis pradėjo kaip ir atidžiau stebėti tuos asmenis, nes jam tai pasirodė labai keista. Tuo laikotarpiu galbūt jis pagalvojo, kad ta mergina kažką norėjau jam kaip ir pasakyti, bet galbūt čia šitas jos vaikinas pavydus ar kažkas tokio. Ir jis tiesiog maždaug taip galvojo. Ir šitie 3 asmenys, jie nuėjo ir prisėdo toj tariamoj kaip ir kavinukiai. Ir Davidas teigė, jog mergina, ji ne vieną kartą vis atsisukdavo ir vis pasižiūrėdavo į Davidą, lyg jinai kažką norėtų jam pasakyti, bet tiesiog jinai buvo per toli. Ir Davidas nieko jai negalėjo padėti. Taip pat Davidas teigė, jog jis sėdėjo pernelyg toli ir jis negalėjo girdėti jų pokalbio, tų 3 asmenų, ką jie kalba. Davidas taip pat apibūdino, kaip mergina atrodė. Jis teigė, jog mergina buvo su DOS EQS, kurios spalvą ir dizainą jisai tiksliai apibūdino, kurį ir Amy turėjo. Jis teigė, kad jinai turėjo šitą laikrodį. Jis irgi teigė, kad jinai turėjo kelias tatuiruotės, tuo laikotarpiu jis ne taip 100% jas įsižiūrėjo, bet tiesiog, kad ta mergina jas turi, tai tikrai taip. Tai tuo laikotarpiu Davidas, žinoma, net pažino merginos, nes jis nežinojo, kas ta Amy, jis niekada nebuvo matęs jokių skelbimų ar dar kažko, kad apskritai Amy yra dingus, paieškoma ar kažkas tokio. Bet kai jisai sugrįžo atgal į savo gimtuosius namus, į Kanadą ir kai jis žiūri televiziją, ir per televiziją eina labiausiai ieškomi. Ir tenai jisai pamatė Amy Bradley nuotrauką. Ir kai jis ją pamatė, jis iškart prisiminė tą įvykį, kai jisai buvo Kurasau, kai jis nardė tą merginą, tuos 2 kažkokius paslaptingus vyrus. Jis iškart pradėjo sakyti, kad tai buvo Amy Bradley ir kad jisai privalo susisiekti su FTB ir papasako tai, ką jisai matė. Jis tai ir padaro, papasakoja visą istoriją, kurią aš jums papasakojau ir tuomet prasideda dar didesnis tyrimas. Jis būna atskridinamas į USA, jis duoda dar kartelį ten savo parodymus, jis netgi padaro tokius kaip ir autoportretus, kaip maždaug galėjo atrodyti tie paslaptingi vyrai, jam būna parodoma daugybė skirtingų nuotraukų ir jis išsirenka nuotrauką, kurioje yra Yellow. Tai yra Alistair Douglas. Jis pasako tyrėjams, kad jam atrodo, jog vienas iš tų vyrų, kuris buvo kartu su Amy, tai buvo šis vyras Yellow. Taigi, vėl buvo pradedama tikrinta pati sala. Ten atvykę agentai, jie pradėjo tikrinti tą, kaip ir tariamą barą, bet jau buvo per daug praėję laiko. Jau tai buvo beveik metų bėgis, žinoma, tu nerasi jokių kažkokių tai įrodymų, netgi jeigu ir parodai nuotraukas, tarkim, tai pačiai kavinės darbuotojai, jinai ten mato 100 žmonių kiekvieną dieną, kad tu tikrai negali pasakyti, ar tu matei tą asmenį, ar tu nematei tą asmenį, ypač kai praeina tiek daug laiko ir kai tikriausiai tie asmenys jie nieko neįsiskyrė. Bet Davidas jis iki šių dienų vis tvirtina, kad tai tikrai buvo Amy Bradley ir kad jis 100% yra įsitikinęs. Tuomet kažkur 99 metų rudenį Aiva ir Ronaldas gauna žinutę nuo vyro, kurio vardas buvo Frankas Jonasas. Tai jis tuo laikotarpiu susisiekė su šeima ir teigė, kad jisai turi naudingos informacijos, jam reikia tiesiog tam tikros pinigų sumos ir jisai padės išvaduoti tą tariamą Amy, nes jis teigia, kad Amy yra pagrobta, kad jai yra daromi visokiausi žiaurūs dalykai ir panašiai. Ir žinoma, šeima pasitikė, jie sumoka jam didelę pinigų sumą, kad tik tai jis galėtų išlaisvinti tą merginą. Šis vyras teigia, kad jis yra privatus kaip ir detektyvas ir jis ilgą laiką dirbo su šia byla. Tai šeima sumokėjo tam Jonasui $210,000. Jo. Tai $24,000 buvo iš jų pačių santaupų, o $186,000 buvo iš Amy specialaus fondo. Jie sumokėjo milžinišką šitą sumą. Jie pasitarė su visais tais tyrėjais prieš, žinoma, atiduodant šitos pinigus. Ir kiek vėliau, kai tie tyrėjai jau iš jų kitos komandos pradėjo domėtis šito Jonasu, jie išsiaiškino, kad visą laiką Jonasas jis tiesiog melavo ir jo vienintelis tikslas buvo pinigai, bet nieko daugiau.
Tai galiausiai tas vyras, jisai prisipažino, kad visą laiką jisai tik tai melavo, kad jis yra sukčius, jam buvo pareikšti kaltinimai, tas vyras buvo suimtas ir iš tikrųjų teismo metu jis gavo 5 metus kalėjimo. Šeima, žinoma, jinai buvo labai stipriai sušniukždyta, nes tu turi jau kažkokią tai viltį, kad kažkas laiko tau dukrą, jinai yra gyva, jie yra daromi siaubingi dalykai, bet tas detektyvas su savo komanda iš tos Curaçao salos, kad jisai susisiekė ir jisai sako, aš tau padėsiu viską, bet mums reikia pinigų, nes mums reikia surinkti tą komandą, ar dar kažkam, nežinau, kam jisai teigia, kad tų pinigų reikia ir dar ypač tokios didelės sumos. Ir po to jau tu galvoji, kad mano dukra pagaliau sugrįš Amy į namus ir tada supranti, kad visa tai buvo tiesiog melas. Ir kad tavim tiesiog pasinaudojo, paėmė iš tavęs tuos 214 000, o iš tikrųjų jis net neįsivaizduoja, kur yra Amy. Kai tėvai buvo Amy apklausti apie šitą visą incidentą, jie teigė, jeigu yra nors menkiausia galimybė, ką jūs darytumėt. Jeigu tai būtų tavo vaikas, ką tu padarytum? Mes rizikavom ir matyt, kad pralaimėjom. Tuomet kitas galimas šios merginos matymas buvo iš puskarininko Williamo Hefnerio. Šis vyras, jis duoda tokį kaip ir savo interviu ir naujausioje Netflixo dokumentikoje Where is Amy. Ir man nepatinka šitas vyras, jisai daugam nepatinka, vien tik kaip jisai kalbėjo. Ir jeigu tikėtumėm visą jo istoriją, tai jis tiesiog yra kažkoks blogas žmogus, nes kai jisai tariamai pamatė Amy, jis dar 4 metus nesikreipė į policiją, niekam nepranešė apie tai ir pranešė policijai tik tai tada, kada jis išėjo galiausiai į pensiją, nes jis norėjo apsaugoti savo darbą ir savo reputaciją, kas yra tiesiog. Tai jo istorija, šito puskarininko Williamo Hefnerio, jis teigiama, 1999 metais sausio mėnesį, tai čia jau yra 2 metai po merginos dingimo, jis užsuka į viešnamį, kuris randasi Margaritos saloj ir Margaritos sala jau priklauso Venesuelai, bet vis tiek, jeigu žiūrėtumėt ant žemėlapio, tos salos jos yra kaip ir viena šalia kitos išsidėsčiusios. Tais laikais kareiviam buvo uždrausta lankytis šitam viešnamį, nes jie pastoviai sukeldavo didelių problemų. Dėl to šis vyras, jis žinoma neprisistatė, kad jis yra kareivis ar kažkas tokio, jis buvo su paprastais rūbais apsirengęs, dėl to jis buvo įleistas į vidų. Ten jis susisakė alaus ir tiesiog mėgavosi tam pagrindiniam bare, vienas be draugų, galbūt norėjo nusipirkti kokią moterį ar dar kažką. Tuomet jis pastebėjo 2 moteris. Tos moterys jos sėdėjo prie bendro staliuko, viena jų buvo baltaodė, kita ispanų kilmės. Baltaodė moteris priėjo prie jo ir pasakė, kad jos vardas yra Amy Bradley. Ir kad jai reikia pagalbos. Tuomet jie paprašė, kad jie tiesiog pradėjo pasakoti tokią istoriją, kad jie yra amerikietė, kad jai reikia kelių šimtų dolerių, nes jinai yra skolinga kažkokiems vyrams. Iš tikrųjų, ji papasakojo, kad ji išlipo iš kruizinio laivo, jie nuėjo ieškoti, kur galėtų jinai nusipirkti narkotikų. Tuomet jau užstrigo su kažkokiais paslaptingais vyrais ir tie vyrai dabar jos nepaleidžia ir jinai negali tiesiog nuo jų pabėgti, nes jinai neturi nei dokumentų, nei nieko. Ir jinai prašo tokios kaip ir pagalbos šito Williamo Hefnerio. Tuomet prie tos merginos prieina ta kita mergina, kur jau buvo ispanų kilmės ir ši moteris, jinai tiesiog kaip ir užsičiaupė, ji nieko daugiau nesako, nepasakoja tam puskarininkui jokios istorijos. Ir jisai tenais ilgai neužsibuvo ir išėjo iš to baro, jisai nedavė nei pinigų šitai tariamai Amy, nei nieko ir tiesiog išvyko savo keliais. Kiek vėliau, tuo laikotarpiu beje, jis irgi nežinojo, kad ta Amy kažkokia Bradley, kad jinai yra dingus, pasak jo. Jis apie tai sužinojo tik 4 metai po to, jis irgi matė dokumentiką ir tuomet pamatė, kad suprato, kad aš mačiau šitą merginą tam viešnamį, tai yra Margaritos saloj. Ir tuomet jisai dar 4 metus niekur nesikreipė ir tik tuomet jau, kai išėjo į pensiją, nusprendė, kad jis vis dėlto nori papasakoti šitą istoriją FTB. Tai buvo jau kažkur 2001 metai, kai jis papasakojo šitą istoriją FTB.
Žinoma, kai jau FTB susidomėjo, jie norėjo vėlgi patikrinti, bet jau buvo praėję kiek čia dar 2 metai po jo tos tariamos istorijos, plus šitas tariamas kaip ir viešnamis sudegė 2000 metais, tai net nebuvo nei kažkokių kitokių įrodymų ir ten jau buvo kaip ir atstatomas kitas pastatas, tai vienu žodžiu, tyrėjai tiesiog niekur negalėjo už nieko užsikabinti, bet pasak Williamo Hefnerio, jis sėkmingai praėjo melo detektoriaus testus, jis atliko juos ne vieną kartą ir visus juos išlaikė, kai jau buvo paklausta, ar tu tikrai matei Amy Bradley ir ar tikrai jinai pasakė tau tokią istoriją, kurią tu mums teigi, kad jinai tau pasakė. Tai buvo išsiaiškinta tik tai tiek, kad tuo laikotarpiu tas Stellaris viešbutis jis turėjo labai prastą reputaciją ir buvo žinomas kaip vieta susijusi su prostitucija, narkotikais ir nusikalstamumu. O tai rodė bent jau tyrėjams ir Amy šeimai, kad didelis šansas gali būti taip, kad ši mergina yra įtraukta į prekybos žmonėmis tinklą. Tuomet vienas iš kitų tokių svarbesnių galimų matymų buvo 2003 metais balandžio 18 dieną. Tai Amy buvo pastebėta 33-ajam prieplaukos kvartale San Franciske. Remiantis šiuo pastebėjimu, FTB menininkas iš Kvantiko sukūrė Remiantis šiuo pastebėjimu, FTB menininkas iš Kvantiko sukūrė 2 išsamiai pagrįstus portretinius eskizus. Liudininkai galėjo pateikti nemažai informacijos apie vyrus, kurie, kaip manoma, prižiūrėjo kabutėse Amy. Tai Amy tuo laikotarpiu buvo su 2 tokiais kaip ir prižiūrėtojais. Ir liudininkė teigia, kad ji pamatė, kad Amy stovi 2 tie vyrai ir jie kaip ir stovi prie vieno iš gatvės muzikantų prieplaukoj, netoli bilietų kasų į Alcatrazą ir kad jie tiesiog visi kaip ir stebėjo, atrodo, lyg tą pasirodymą, galbūt kažko laukė, bet kad jie stovėjo prie to muzikanto ir žiūrėjo jo kryptim. Tuomet liudininkė teigė, kad kai jis suprato, jog tai yra Amy Bradley, nes ji buvo mačius ne vieną dokumentiką apie Bradley, ir kai jis suprato, kad tai ji pradėjo ją labai stipriai žiūrėti, ir tuomet vienas iš tų prižiūrėtų teigiamą atsisuko, pamatė, kad ta moteris labai stipriai juos žiūri, ir tuomet jie tiesiog pasakė kažką vienas kitam, ir jie pradėjo greitu žingsniu kaip ir eiti. Teigiama, kad tie vyrai, vienas tą merginą laikė už vieno šono, tai yra už vienos parankės, kitas vyras buvo už kitos parankės ir jie tiesiog ėjo labai greitų žingsnių, visi 3 nežinia kur. Tuomet ta moteris, manoma tariamai Amy, tam tikrų momentų netgi kaip ir suklupo, bet tuomet tie vyrai ją vis tiek kaip ir pakėlė ir vos nešte pradėjo jau tuo laikotarpiu nešt nuo tos didelės minios. Ir kadangi ten aplink buvo tiesiog šimtai žmonių, ta liudininkė tiesiog pametė, kur tie žmonės tiesiog nuėjo greitai, jie įsimaišė tarp minios. Ir ji negalėjo jų nei sulaikyti, nei padėti tai tarimai Amy, nei papasako daugiau, kur jie tiesiog pradingo. Tai ta moteris apibūdino, kad Amy buvo apsirengusi švarku su jūreivišku apvadu, liudininkai išsamei apibūdino tuos 2 prižiūrėtojus ir jums įdėsiu tas nuotraukas, kaip jie tariamai atrodė. Tai vienas iš jų dėvėjo havajietiškus marškinius ir pigius akinius nuo saulės. Pasak liudininkų, FTB eskizai buvo tokie tikslus, kad atrodė netgi tarsi nuotraukos. Vieno iš vyrų plaukai yra tamsus, manoma, kad jam yra kažkur apie 30, jis yra aukštas, 1,80 m kažkur, jau tokie plaukai kaip ir banguoti juodi, o kitas vyras prižiūrėtojas teigiama, kad jisai buvo labiau apkūnesnis, kaip praplikęs, jo plaukus turėjo tik tai šonuose, irgi buvo sakiniai su barzda ir jo tie likusi plaukai buvo tokie kaip ir rausvi, kaip ir raudoni, nes jinai apibūdino, kad ir barzda buvo tokie kaip ir ryškiai, kaip ir raudona. Bet vėlgi šis pastebėjimas buvo labai keistas, nes dabar visas veiksmas vyko San Franciske. Tai yra jau USA žemė ir manoma, jeigu Amy būtų kaip ir parduota kažkam, kad tai būtų labai kvailas dalykas ją vėl parsivežti atgal į USA
kur dauguma žmonių žino šitą istoriją ir kur dauguma žmonių gali ją atpažinti, kur ji pati netgi gali pabėgti ir kreiptis kažkur pagalbos. Tai irgi nėra 100% įsitikinta, ar ta moteris matė tiesiog kitą moterį ir kad jai irgi reikėjo kažkokios pagalbos ir kad ji galbūt buvo panaši į Amy, o galbūt tai iš tikrųjų ir buvo pati Amy. Tuomet kitas pastebėjimas buvo kitų asmenų, tai buvo kažkur 2005 metai kovo 1 diena. Ir tariamai tie liudininkai jie pastebėjo Amy Barbadose, Bridgetown'e. Tai pasak liudininkės, jie tiesiog buvo su savo vyru ir nusprendė, kad jinai labai nori eiti į tualetą. Ji pasuko į tą tualetą, vyras jos laukė kieme ir tuomet jinai, kai įėjo į tualetą, jau atliko savo visus reikalus, jau norėjo išeiti iš to tualeto pačio, nes kai tu įeini į tualetą moterų, ten buvo keli skirtingi tualetai ir tuomet čia žinoma kriauklės, veidrodžiai. Bet kai jie išgirdo, jo keli vyrai įėjo į tą tualetą, jie kalbėjo apie kažkokį tai sandorį ir kartojo tai merginai, kad tu negali sutrukdyti šito sandorio, nes jis yra mano, kad ar tu supratai, ką aš tau pasakiau, ir jis kad kartojo kelerius kartus. Ta liudininkė, jie teigiama, buvo šiek tiek kaip ir išsigandus, dėl to ji neišėjo iš savo to tualeto, palaukė šiek tiek ten viduje, bet kai išgirdo, kad atrodė jai tuo laikotarpiu, kad visi asmenys paliko tualetą, ji išėjo iš to jau tualeto. Tuomet ji pamatė, kad ta mergina, kad ji vis dėlto yra dar prie tos kriauklės ir kad jinai tiesiog žiūri ar plauna rankas ar kažką. Ir kad ši moteris sako, aš priėjau prie tos moters ir paklausiau, iš kur tu? Ir kad jinai sako, aš amerikietė. Ir tuomet, kai paklausė, sako, koks tavo vardas, jinai atsakė Amy. Ir sako, aš tuomet tiesiog kaip ir labiau tokiu džiaugsmingu garsu sušukau ir sakau, Amy, sakau, mano dukros vardas Amy. Ir tuomet, sako, ta moteris, tiesiog taip pasižiūrėjo į mane, lyg persigandus visa, sako, ir tai, kai atsakinėjo tuos klausimus labai tyliai, taip kaip pažinipštom jai sakė. Ir sako, tuomet iškart vyrai tie įžengė vėlgi į tą tualetą, tų vyrų buvo 4 ir jie kaip ir pamusavo tai tariamai merginai, kad jai jau laikas išeiti. Ir ta mergina, ji paklausė tų vyrų ir jie visi išėjo iš to tualeto. Tuomet ta moteris, liudininkė, jį greit irgi išbėgo iš to tualeto, jį pradėjo sakyti savo vyrui, kad jinai matė tuos visus dalykus ir jai atrodo, kad ta moteris yra pagrobta, kad jie ją laiko prieš jos valią, kad kažkas vyksta ten negero ir kad jiem reikia juos kaip sekti ar skambinti policijai ar kažką tokio daryti. Bet vėlgi šie asmenys, jie tiesiog greitai galėjo kažkur pasprukti ir šita liudininkė jau net nebežinojo kur. Taip pat dar keli asmenys, jie irgi pranešė, kad toj pačioj maždaug vietovėje irgi matė galimai Amy, bet kad tiesiog jinai labai greitai kaip praeina prie juos ir viskas. Tai vieni iš jų teigia, kad jie matė ją stovintį eiliai prie kasos, kiti sakė, kad jinai matė, kaip eina šaligatviu netoli kvartalo Broad Street. Tai ši liudininkė, ji kai susisiekė su policija, ji nupiešė, tiksliau nenupiešė, bet papasakojo, kaip atrodė tie vyrai, keli bent jau, kuriuos jis labiausiai įsižiūrėjo ir kaip atrodė ta mergina. Tuos eskizus jums irgi uždėsiu ir kas yra įdomiausia, kad vienas iš tų vyrų, bent jau pagal šios moters apibūdinimą, buvo labai panašus į tą kitą vyrą, kuris buvo apibūdintas iš San Francisco. Ir kad jisai tikriausiai buvo, kad ne amerikietis, bet galbūt iš Meksikos arba iš tenais kažkur Venesuelos, iš tų bent jau kraštų. O moteris, tariamai Amy, ji buvo tokiais ilgais suveltais plaukais, tie plaukai buvo jai kažkur iki krūtinės. Jie nebuvo sakiniais nieko, bet iš to bent jau eskizo, kuris buvo nupieštas, tikrai yra labai panašu, jog tai galėtų būti tariama Amy Bradley. Tyrėjai teigiamai niekaip negalėjo atsekti ir sužinoti, ar vėlgi šitas matymas, ar jisai buvo teisingas, ar bent jau tikrai buvo ten Amy, galbūt kita panaši moteris, kuriai reikėjo pagalbos, kad jie negali 100% to pasakyti. Ir manoma, kad šie asmenys, kurių buvo 4 vyrai ir šita mergina, jau jie tikriausiai į šitą salą atvyko su jachta. Nes manoma, kad jie skubėjo link tų būtent, kur buvo prišvartuotos jachtos, tikriausiai lipo tenais ir dėl to tokiu greitu būdu sugebėjo pasišalinti. Tuomet 2005 metais buvo daktaro Philo laida. Tai kas žino daktarą Philą, galbūt kai kurie žiūrit juos, tai jisai
jo bendrai istorijos yra visos skirtingos ir jisai tiesiog taip kviečiasi asmenis, pavyzdžiui, šiuo atveju dingusios šeimos asmenis, ir jisai kalba apie juos ir bando kažkokiu vienu ar kitu būdu padėti jiem ar išspręsti tariamas problemas, jeigu, tarkim, kreipiasi kažkokie kiti asmenys. Tai šiuo laikotarpiu jo ta komanda, kadangi jie domėjosi irgi šitą Amy Bradley bylą, jie kaip ir atrado tam tikros informacijos ir tas nuotraukas aš irgi jums uždėsiu ant ekrano, kurios yra tiesiog labai keistos. Tai teigiama, jog su Bradley šeima susisiekė kažkas, kad su jais susisiekė, tai jie sako kiekvieną dieną ir jiems siunčia šimtus nuotraukų irgi kas kažkiek dienų ir kad jie tikrina visas tas nuotraukas, nes žmonės rašo ir sako, galbūt tai Amy, galbūt čia Amy, kad aš nufotografavau tą merginą čia ir čia, jie atrodo kaip Amy, ir juk Amy šeima, jie nuolatos peržiūri tas nuotraukas ir sako, ne, čia negali būti net nepanaši ar kažkas tokio. Bet kai kažkas atsiuntė būtent šitas nuotraukas, kurias mato dabar ekrane, šiek tiek yra tos nuotraukos kaip ir uždengtos, nes vis dėlto jos yra labiau iš seksualinės pusės ir šitas nuotraukas Dr. Philo komandai išsiaiškinau, kad jos buvo įkeltos į tokį puslapį, kur moterys kaip užsiima kaip ir eskortu. Nėra žinoma, ar tai buvo legalu, ar jos pačios to norėjo, ar tai buvo kažkoks priverstinis dalykas, jog suteneriai sukeldavo tenai tų merginų nuotraukas ir jas kaip ir pardavinėjo, bet tos tariamos merginos vardas Jazz ir kad jos yra daugybė nuotraukų ir kad vienu žodžiu tu gali kaip ir užsisakyti šitas paslaugas tų skirtingų merginų ir patikrinus visą šį puslapį, tų merginų tiesiog buvo šimtai tenai įsikeltas su tokiom panašiom vulgariom nuotraukom. Ir kodėl aš jums miniu apskritai tai, nes viena iš tų nuotraukų iš priekio, bent jau kai Amy Bradley šeima pamatė, iškart galvoja, kad gali būti taip, kad tai yra Amy, nes jinai yra, atrodo, labai panaši ją ir kad ar gali būti taip, kad būtent čia yra dabar jau 100% įrodymas, kad jinai yra kažkur prekiaujama, kad tai buvo žmonių prekyba. Ir netgi su šita šeima susisiekė FTB ir jų tas vienas iš geriausių analitikų, kuris tyria būtent tokius atvejus, bent jau kai bando atpažinti, ar iš nuotraukos yra tam tikras asmuo ar ne, jog jis teigė, kad jis negali 100% pasakyti, ar tai yra Amy ar ne, bet kad jis labai dideliu procentu yra įsitikinęs, kad tai gali būti Amy. Nes pasaky, jis teigė, kad ta moteris, kad jinai jos ir ausys atitinka, ir lūpų sudėjimas, ir tam tikri veido įdubimai, kad tiesiog labai daug kas atitinka, kas metams bėgant niekada nesikeičia pas tą žmogų ir lieka tiesiog unikalūs tam žmogui. Bet iš kitos pusės yra ir dar kitos nuotraukos ir tose nuotraukose tu turėtum matyti jos dvi tatuiruotės. Nes ji turėjo vieną tatuiruotę, aš net nežinau, kaip apibūdinti ją, iš nuotraukų mato, tai yra toks kaip, net nežinau, kas tai per ženklas, bet kad šį ženklą ji turėjo kaip ir ant kairės savo kojos apačioj, o tuomet tą, kaip ten spinning Tasmanian, ar kaip ten visai užsivadina, kaip ir su kamuoliu žaidžiantį tokį kaip ir gyvūną, ar kaip čia, juk ji turėjo ant dešinio savo nugaros kaip ir šono. Ir kad ne vienos tatuiruotės tu negali matyti tuose nuotraukose, bet tuomet buvo spekuliuojama, kad galbūt buvo naudotas kažkoks makiažas pridengtoms toms tatuiruotėms, o galbūt buvo naudojama tam tikri redagavimo kažkokie tai įrankiai, kad būtų panaikintos tos tatuiruotės, kad nežinia, bet tatuiruočių tu negali matyti ant merginos tos Jazz tariamos kūno. Tai buvo išsiaiškinta, kad šitos nuotraukos buvo įkeltos į puslapį Affordable Adult Vacations ir kad šis puslapis tikriausiai veikia Margaritos saloj, Venezueloj, bet kai tie tyrėjai bandė ir užsisakyti paslaugas, kabutėse tos tariamos merginos, ir jie bandė skambinti tam tikrais numeriais, kurie buvo tenais duoti, ir igmailus, ir dar ten kažkokiais būdais, bet jie niekaip negalėjo susisiekti su ta mergina ar kitais asmenim, kurie atsakytų jiem, nes jie bandė, žinoma, tai daryti ne tai, kad jie yra tyrėjai, bet kad jie nori užsisakyti tos merginos paslaugas, bet be šansų ir jiem niekaip nepavyko išsiaiškinti ar priartėti prie tiesos. Tuomet buvo norima išsiaiškinti, kur buvo darytos tos nuotraukos, nes matot, ant
lovos, tos kaip ir atramos yra toks kažkoks keistas ženklas. Tai tyrėjai bandė visokiais būdais įsiaiškinti, kur maždaug yra tokios lovos, kokiuose viešbučiuose ar namuose galbūt, kur tu gali nusipirkti tokią lovą. Tai jie įsiaiškino, kad gali būti didelis šansas, jog šita nuotrauka buvo daryta viešbutį Astoria pavadinimu, kuris yra, kaip manoma, Boca Chica Dominikos Respublikoje. Ir tuomet, kai tyrinėjau visus šitus pasakymus, įėjau į oficialią Amy Bradley is Missing jos kaip ir puslapį, kur ten jos šeima, ar tyrėjai, ar dar kažkas, nežinau, bet kad ta informacija yra tikrai ir patikrinta, jog jie yra tenai sukėlę daugybę tokių kaip ir atsiliepimų iš to tariamo Astoria kaip ir viešbučio, ir kokias paslaugas tu gali kaip ir nusipirkti tam viešbutį arba turėti tam viešbutį, ir kad visos tos paslaugos yra susijusios su tai, kad tai yra kaip ir pardavinėjamos moterys už pinigus ir kad žmonės gali ten atvykti. Moterys jos yra kaip ir išrikiuojamos, tu išsirenki moterį, kurios tu nori, ir tu moterį gali keisti kiekvieną dieną, tarkim, naują, jeigu tu sumokėsi tam tikrus mokesčius. Ir ta moteris bus tavo kaip ir visą tą parą, kad tu, jeigu nori, tarkim, į miestą, tu gali ją ir gimti kartu. Ir vienu žodžiu, jinai bus tavo tokia kaip ir palydovė, kartu ir lovos santykius visus atliks, kokius tu tik tai užsinorėsi. Ir vienu žodžiu, tu kaip ir išsinuomoji tą moterį viskam, kokiu tu fantazijų tik tai užsigeistum. Tai vyras, kurio vardas yra Paco, įdėsiu jam to vyro ir nuotrauką, tai apie jį buvo parašytas toks kaip ir vienas atsiliepimas, tai jisai buvo parašyta taip, kad Paco, jis kalba gerai angliškai, jis 13 metų gyveno JAV, o po to vėl sugrįžo į Dominikos Respubliką, kad galėtų gyventi viduriniosios klasės gyvenimą. Jį pažįsta beveik visi kurortinėme Boca Chica miestelyje. Ir dauguma žmonių, kai tik jį pamato, iškart pasitenkia, stengiasi būti malonūs ir užtikrina, kad su šiuo vyru jie tiesiog nenori turėti kažkokių tai problemų. Tai teigiama, čia vieno iš asmens, kuris nusipirko tas būtent paslaugas iš šito viešbučio. Tai jisai teigia, kad Paco pats pasitiko jį oro uoste, tuomet trumpą kelią nuvežė iki savo to tariamo viešbučio. Tuomet ten buvo išrikiuotos merginos. Jūs pasirinkat, kurią norit merginą, jūsų lagaminai būna paimti, jūsų tuos lagaminus nuneša į tą kambarį. Ir tuomet tas viešbutis yra netoli paplūdimio Boca Chica miestelį, ir kad Paco jisai viskuo pasirūpina, ko tik tai tau pareiks, kad tu gali jo paprašyti bet ko, ir jis viską tau parūpins. Jeigu tu nori, tarkim, vyro paslaugų, kad tie vyrai, jie nėra siūlomi šitam viešbutį, bet Paco teigia, jeigu tu nori, jis gali atrasti ir vyrų, kuriuos tu gali irgi kaip ir išsinuomot vienai dienai savaitę, ar kiek tau reikia, priklauso, kiek tu pinigų turi. Tai tas vyras, kuris susisakė šitas paslaugas, jis apibūdino, kad kambariai yra kuklūs, yra didelė kieta lova, palydovinė televizija, šaldytuvas, mažas seifas, oro kondicionierius, privatus vonios kambarys. Jis čia kalba toliau ilgą laiką apie kondicionierių, jeigu tau jau reikia, turi papildomai mokėti. Taip pat sako, kad gali išsinuomoti įvairių vandens pramogų, net jūrinės žvejybos, jeigu tau tik tai reikia, o tuomet pasakoja apie tas tariamas palydovės. Tai jis sako, kad standartinių tipų jos yra su menkomis anglų kalbos žiniomis. Paco sako, kad jos turi po 2 valandas anglų kalbos pamokų kiekvieną dieną, kai jos tik tai nedirba. Bet šis vyras sako, aš nežinau, ar tai tiesa, nes šios moterys beveik nekalba angliškai ir kad jie kalbasi tik tai kaip ir ženklų kalba kažkokia tai. Tuomet šis vyras teigia, kad tas palydovės, kaip ir minėjau, galima keisti kiekvieną dieną, priklauso, kiek tavo piniginė leidžia. Tuomet jis sako, kad aš pirmą dieną panorau pasivaikščioti po Santo Domingo senamiestį, ir kad ta jo viena iš palydovių, ji tiesiog vis kartojo, kad jinai yra labai pavargus ir kad jinai jau nebenorėtų daugiau tiek daug vaikščiot ir kad jinai jau norėtų pailsėti. Ko pasiekoje tas vyras buvo labai pasipiktinęs, jis pasiskundė Pacui, kad ta mergina buvo tiesiog labai lėta ir skundėsi pastovi viskuo. Dėl to kitą dieną jisai gavo kitą merginą, kuri jau tiesiog
kai jie vėl išėjo į miestą, jie tiesiog visur ant tiek vaikščiojo, kad net jau tas tariamas klientas buvo žiauriai pervargęs ir jis jau pats prašė tos merginos, kad jau grįžkime atgal į viešbutį. Šis vyras rašo, kad jisai turėjo 2 nuostabes dienas, tyrinėdamas Santo Domingo. Jis neužsuko nei vieną muziejų, bažnyčią, zoologijos sodą ar botanikos sodą, dėl to jam dar teks ten sugrįžt. Ir vėlgi, būtent šitoj Dominikos Respublikoje pati prostitucija, jinai yra kaip ir legali, bet visas kitas, kaip jau šiuo atveju, yra nelegalu, nes moteris, jinai gali, jeigu jinai viena dirba, jinai gali siūlyti savo paslaugas, tai yra legalu, bet šiuo atveju, kai moterys yra uždarytos kažkokiuose viešbučiuose ar dar kažkur, ir jos yra išrikiuojamos ir tu tiesiog atvažiuoji ir durstai pirštu ir sakai, nori šitos, kad tai nėra legalu, nes tai jau skaitosi, kad kaip ir žmonių prekyba ir kad mergina viena tik gali dirbti, bet jokie suteneriai ar kažkas kito jai negali padėti ar valdyti jos ar dar kažkas, kad tai yra nelegalu, bet tai yra tokia kaip ir spraga kabutėse pas juos ir nieks nelabai netyria tokius dalykus ir nieks nelabai kišasi, dėl to tokių būtent viešinimų tenais yra tikrai ne vienas ir ne 2. Tuomet tam pačiam puslapį, kur buvo rasta šitos, kaip jau tariamos, Amy Bradley nuotrauka, buvo rastas dar kitas toksai kaip ir keistas komentaras, kuris buvo ne nuo bet ko, bet nuo šito vyro Pako, kurio aš jums nuotrauką irgi rodžiau. Tai jisai ir jo šitas laiškas, aš paskaitysiu, yra tiesiog toks vulgarus. Jis lygina merginą su batais ir sako, kad jos yra tik tai kaip ir cirko artistės, kaip batai, niekam nereikalingi, kad jis gali jas ištreniruoti ir treniruoja, kad jis naudoja botagus jas treniruoti. Vienu žodžiu, paskaitysiu visą jo tekstą, kokį jisai palikęs yra tam puslapį, kur buvo rasta Amy Bradley nuotrauka. Sveiki visi ponai. Jei manote, kad mano žvėrys ponios yra pakankamai pritramdytos, kad vieną galite parsinešti namo, bet to per mane cirko vedėją sužinosit, kurios yra žvėrys, o kurios yra damos ir jūsų laukia tai tiesiog didelis surprizas. Jos yra tiesiog krūva batų, tiesiog pasimkite vieną, gal jis jums tiks, gal ne, bet svarbiausia yra vienas dydis tinka visiems kabutėse, išbandykit jas ir sužinosit. Ir tikiu, kad vienas iš tų batų jums tikrai tiks. Ir čia, kaip jau sakiau, batai, tai jis perkeltinė prasme sako, kad viena iš merginų jums tikrai tiks, kad jis turi jų labai daug. Tuomet toliau rašo, taip pat yra, jūs vyrai atvykstate į mano cirką pasimėgauti šou ir pažaisti su mano poniomis žvėrimis. Jūs manote, kad jos gana gerai dresuotos, paklusnios, jūs liepiate joms klauptis, stotis ant 4, daryti asilo stiliumi, nuryti, netgi prašyti, maldauti jūsų. Trumpai tariant, tobulos augintinės, kurias galima parsivežti namo. Bet jūs pamirštate, kad jos yra mano žvėrys ponios ir kad taip elgesi tik dėl mano treniruočių, saldumynų ir didelio botago. Ir čia jis reiškia, kad jisai vis dėlto muša jas ir tik dėl to jos yra tokios paklusnios tiem tariamam klientam. Ir jis bando tokį kaip ir mintį perduoti, kad būna tokių vyrų, kurie atvyksta, kaip ir nusiperka tas paslaugas ir įsimyli tas merginas ir tada sako, kad aš noriu vesti tą merginą, aš noriu ją iš čia išsivežti, kiek jinai kainuoja ir panašiai, ir kad šitas vyras Pako sako ne. Jos elgesi taip tik dėl to, kad aš jom liepiu taip elgtis, nes jos yra puikiai dresuotos, bet jos tikrai nenori su tai elgtis taip savo kaip ir noriu. Tai jis čia taip aiškina kažkam, tai nežinau. Tuomet toliau rašo, greitai tarp jūsų ir vienos iš mano ponių žvėrių atsiranda ryšys ir jūs manote, kad galėtumėte sugrįžti antrą kartą į mano cirką, jūs susitvarkote viską įprastais kanalais, sugrįžtate, bet dabar ta žvėris ponia jau turi savo nuomonę. Jai atrodo, kad jis turi savo letenuose. Antrosios kelionės antroje dienoje jie pradeda elgtis kaip tas 4 žodžių žodis žmona. Tai yra wife. O jūs pradedate jaustis kaip tas kitas 4 žodžių žodis šūdas. Ir čia jūs visus įspėjo, viskas grįžta į vietą, kai ištarėte kitą stebuklingą 4 žodžių žodį Pako. Nuo to momentų jūs vėl jaučiatės kaip kitas 4 žodis karalius.
taip, kaip ta žvėris, ponia, buvo mano išmokyta su jumis visada taip elgtis. Bet tuo metu jūsų smegenys jau būna virtusios minkšta mase, todėl jūs pradedate tikėti, kad ta žvėris, brūkšnelis, ponia, jūs tikrai myli ir pradedate perdėti ir sakyti, kad ji prikėlė mane iš numirusių, aš noriu ją vesti, kiek jinai kainuoja, jūsų piniginė tampa atvira srove, pinigai liejasi kaip vanduo, kartais jūs pasiūlote net 5000 JAV dolerių vienu kartu, kad tik galėtumėt pabūti su ta tariama mergina. Tuomet jis teigia, dar blogiau, merginos išeina, pastoja ir paskui sako, kad tai jūsų kūdikis, kurį privalote išlaikyti. Norėdamas užbaigti žinutę sakau, ar jūs tikrai esate įsitikinę, jog ši graži moteris, mandagi, tobula meilužė laukia jūsų 3 ar 4 mėnesius, kol atvažiuosit ir jos išgelbėti. Tikrai ne. Leiskite jūs grąžinti į realybę. 90% jų šiuo metu dirba ir kituose mano klubuose, o likusios užsiima laisvai gatvėse ar namuose, laukdamos skambučių savo klientų sąrašo, kurį sukaupė laikui bėgant. Pagal jų darbo su manimi sutartį jos reguliariai tikrinamos dėl ligų, kad jūs neparsivežtumėte ko nors į savo namus. Bet tos, kurios mane palieka, kurios manęs neklauso, jos tikrai nėra tikrinamos ir jos yra didelė rizika, kad jos kažkuo serga. Įrodymas, tiesiog parašykite savo draugui, kad jisai paskambintų vieną iš šitų merginų ir susitiktų su jomis ir paklaustų, ką tos merginos pasakojo jam ir išgirsit, kad jos sakė tuos pačius dalykus, ką sako ir tau. Ir tuomet jisai vėl rašo, kodėl aš tai rašau, klaustukas, viena priežastis, kad jūs trukdote mano verslui, atbaidote kitus svečius nuo galimybės mėgautis mano gerai dresuotomis merginomis ir patikėkite, elgitės tiesiog labai kvailai. Kita vertus, kai kurie svečiai pirmą kartą sutikę su viena iš merginų, kurios vardas yra Jennifer, iškart man pradeda sakyti, kad jie ieško žmonos ir kad ši mergina jau galėtų tapti jų kaip ir žmona, nes jinai tiesiog elgėsi taip, kaip tik jie norėtų. Ir tuomet tos moterys jos iškart kreipiasi į mane, nes jos yra gerai išdresuotos ir iškart pasako, kad jūs jai tai pasakėte, jog norit jas parsivežti atgal į namus ir tuomet aš jūs iškart privalau sustabdyti ir jūs prarandat visas kaip ir galimybės toliau turėti mano tas merginas. Taigi, jum yra tik tai tas patarimas, kad galit pirkti merginų paslaugas, bet negalit jom žadėti jokių dalykų, nes šie santykiai tiesiog niekur nesiklausys ir tie santykiai bus iškart nutraukti. Pako cirko vedėjas. Apskritai, kodėl aš įtraukiau šitą žinutę ir dabar apie Pako šitą kalbu, nes jeigu yra tiesa, ir jeigu mes tikėtumėm, jog Amy Bradley nuotraukos yra tos merginos, kurią aš jums rodžiau, jog jinai yra ant lovos, seksualiai papozuota ir akivaizdžiai jos paslaugos yra parduodamos internete ir kaip jau išsiaiškinom, šis puslapis priklauso būtent šitam kaip ir vienam iš vyrų, kad jis yra vienas iš tų valdytojų ir matot, kaip jis kalba, kokius komentarus jis palieka apie moteris, kad tai yra tik tai žvėrys, nieko daugiau jo treniruoti ir kad jos yra labai paklusnios ir jam pakluso 100%, kad tai tik tai rodo, kad galbūt kai kurios moterys, kurios tenais dirba ir savo noru, o galbūt tikrai kai kurios yra ir net ne savo noru, bet yra kaip užburtas ratas, kad jos negali niekaip ištrūkti iš ten. Tai buvo išsiaiškinta, kad ta Amy nuotrauka, ji internete buvo patalpinta nuo 2002 metų iki 2008 metų, o po to buvo tiesiog kažkur panaikinta. Kai klausiau Brado interviu, tai yra Bradas Amy brolis, ir kai jau buvo paklausta, ką tu galvoji apie nuotraukas, ar tau atrodo, kad tai galėtų būti Amy iš šitų nuotraukų, jisai pasakė, kad jis ir jo šeima negali sakyti 100%, bet yra bent jau labai labai aukštų procentų įsitikinę, kad tai galėtų būti Amy, nes vis dėlto jinai yra labai labai panaši, jie tiesiog negali paaiškinti, kodėl Amy savo nuotraukose neturi tam tikrų tatuiruočių dviejų, kurias jinai tikrai turėjo. Tuomet kažkur 2015 metais buvo iškilęs dar vienas toksai kaip ir didesnis skandalas ir jis jau buvo susijęs su Dominikos Respublika ir USA, kai Alfredas Kotenas ir Jennifer Lee Koten jie buvo suimti,
nes buvo išsiaiškinta, kad jie siūlė amerikiečiam tokias kaip ir paslaugas, jie turėjo tenais įsinuomavę savo ar nusipirkę ten savo kažkokius tai apartamentus, jie turėjo moterų ne vieną ir jie siūlė seksualinės paslaugas beveik identiškas, apie kurias aš jums paskaičiau, kad vyrai iš Amerikos, jie galėjo užsisakyti šitas paslaugas, atvykti tam tikras vietovės Dominikos Respublikoje ir kaip ir išsinuomotas merginas ir užsiimti prostituciją. Vyras ir ši moteris, jie buvo suimti, kai buvo išsiaiškinta, kad visą tai jie atlikinėjo, bet vėlgi jie susidūrė su daugybė spragų, nes Dominikos Respublikoje tai yra kaip ir legalu, bet USA tai nėra legalu ir tuomet toks kilo kažkoks kaip ir konfliktas ir galiausiai buvo taip, kad šie asmenys jie buvo paleisti ir jie gavo tik tai 5 metų lygtinai ir viskas, bet jų tas verslas jis buvo uždarytas ir jie teigia, kad jie nepadarė nieko blogo, nes jie nuolatos kartojo, kad tos moterys, jos buvo tenai savo noru ir savo norų siūlė tas įvairias paslaugas, o jie buvo tokie kaip tik tai ir tarpininkai ar kažkas tokio. Tai tuomet Amy šeima pradėjo galvoti, kad jeigu net ir amerikiečiai ten turi savo verslus, tai ir jie tiesiog nieks negali jų nubaust, tai koks yra didelis šansas, kad gali turėti ir kažkokie vietiniai ten savo tinklus tokius su žmonių prekyba ir kad jų nieks negali tiesiog nubaust ir kad galbūt kažkur tenais yra ir Amy. Tai šiek tiek apie tą sugrįžt prie to Yellow, prie Alistair Douglas. Dokumentikos metu apie jį irgi buvo užsimenama ne vieną kartą, jis nenorėjo dokumentikos metu duoti interviu, bet jo interviu yra YouTube, mačiau, ir jis yra atliktas visai neseniai. Ir tas interviu jis yra tikrai, žinoma, jisai viską neigia, jis teigia, kad jis tikrai niekaip nesusijęs su Amy Bradley dingimu, kad visi, žinoma, tik tai meluoja, jam sugadino gyvenimą, kad jo tiesiog vardas yra visur, jis turėjo ir vardą pakeisti, ir vis tiek žmonės jį atranda, ir darbą jis neteko, nes tada jis buvo atleistas iš to kruizinio laivo dėl tos visos istorijos ir panašiai, ir kad vienu žodžiu, bet jo dukra, Amika, jos vardas tuo laikotarpiu, kai visa Amy istorija įvyko ir kai Amy pradingo, Amika dar buvo pilve Yellow tos žmonos ir teigiama, kad kai Amika gimė, kai jinai jau paaugo, mama papasakojo Amikai tam tikrų detalių. Vienos iš tų detalių buvo, kad kai Yellow sugrįžo iš to kruizinio laivo, kai jis buvo atleistas ir panašiai, jis parsivežė su savim 60 000 ir jis negalėjo paaiškinti, iš kur jisai tą pinigų sumą turėjo, jis tiesiog teigė, kad tai jis gavo iš darbo ir viskas. Kiek vėliau, kai ta jo tariamai žmona, ji pradėjo tikrinti jo lagaminą, ji rado daugybę nuotraukų merginų. Tuo laikotarpiu teigi nežino, kieno tos nuotraukos buvo, bet kad jis lagaminę turėjo įsidėjęs tiesiog daugybę skirtingų merginų nuotraukų ir ji negali pasakyti, kad ar viena iš tų nuotraukų galėjo būti Amy Bradley. Nes dalykas tas, jog sakiau praeitoj savo istoriją, jog Amy Bradley ir Bredas, tai yra brolis, kad tą paskutinį vakarą, kai jie vakarieniavo, jie darėsi profesionales nuotraukas kruiziniam tam laive. Ir kad tu galėjai užsisakyti tokią paslaugą ir tenais vaikštinėjai ir tave fotkina gražiai ir panašiai. Ir kai jie nuėjo jau išsiimtų nuotraukų, kai jau pasiimt norėjo tas padarytas nuotraukas, tuomet pradėjo tas asmuo sakyti, kad jis neturi jų nuotraukų, nes kažkas kitas atėjo ir paėmė tas nuotraukas. Bet šeima iki šių dienų negali suprasti, kas galėjo paimti Amy Bradley nuotraukas prieš jiem jas paimant. Tai yra tiesiog didelis klaustukas ir kad tuomet šeima sako, kad mes užsakėm vėl per naujo padarytas nuotraukas ir jos vėl buvo atspausdintos per naujo ir per naujo jie jas nusipirko. Tai pasak šeimos, viena iš tokių teorijų, kad galbūt tas asmuo, kuris buvo susijęs su Amy Bradley kaip ir dingimu, nupirko tas nuotraukas, tiksliau nenupirko, pavogė tas nuotraukas, nes jam reikėjo parodyti galbūt kitiem asmenim, kaip ta Amy iš tikrųjų atrodo. Tai yra viena iš tokių teorijų, bet žinoma, tai nėra įrodyta, tai yra tik tai Amy Bradley šeimos tokia kaip ir spekulacija. Ir tuomet dukra Amika, tai yra Yellow dukra, ir Netflixo dokumentikos metu paskambino savo tėčiui ir netgi jo klausė, kad ar tu esi susijęs su visa šita istorija, kad žmonės jai dažnai rašo, kad jinai tiki, kad jos tėtis meluoja, jinai tik tai nežino dėl ko, nes jinai klausė savo tėčio, kad sako, tu buvai paskutinis žmogus, kuris vos nematė ją,
gyva, tu šokai su Amy kažkur po 3:40, kad jūs atsisveikinot, kad kur jinai, kad kiti asmenys sako, kad jie matė tave paskutinį kartą, kai tu kilai liftu su ją, po to kiti yra asmenys, kurie matė tave toj saloj, kaip jau sakiau, kad tu esi su dar kitu vyru ir jie. Ir žinoma, Yellow jisai viską neigia ir teigia, kad tai yra tiesiog dideli melai ir kad kažkas jam bando pakenkti ir tiek. Ir jis iki šių dienų neigia viską, kad jisai yra susijęs kažkokiu vienu ar kitu būdu su Amy, o tyrėjai, tai yra FTB, jie negali apklausti dar kartelį Yellow, nes jie neturi jurisdikcijos ir jeigu Yellow pats savo norų norėtų, tarkim, duoti dar kartelį poligrafo testą ar dar kažką kitokį interviu, tik tuomet FTB gali jį priimti, o taip jie kažkodėl neturi jurisdikcijos, nes jis negyvena, žinoma, JAV. Tai iš tikrųjų dabar šis vyras, jis gyvena Grenadoj ir jisai yra toks kaip ir kunigas, brūkšnelis, egzorcisto praktikas, kažkas tokio. Jo. Ir jis teigia, kad jisai dabar yra labai religingas ir tenais tai terapijai priklauso apie 40-50 narių, kad Biblija jį labai pakeitė ir vienu žodžiu jis dabar gyvena tokį gyvenimą toj Grenadoj. Tai, jeigu apibendrintumėm šitą video, Amy Bradley, ji vis dar yra dingus, jau yra kiek praėjo 27-8 metai, jos vis dar nieks nežino, kur jinai yra. Amy Bradley šeima, ko jie dabar nori, tai nori, kad byla būtų uždaryta FTB, nes tuomet jie galės gauti kiekvieną failą, kiekvieną dokumentą, kuris buvo tikrinamas, kiekvieną mažą ar didelį dalyką, kuris buvo ištirtas ir kad jie galės sužinoti daugiau, nes dabar FTB jie tiesiog sako kiekvieną kartą, kad jie negali nieko atskleisti šeimai, nes viskas yra tipo dar atviras tyrimas. Nors jau praėjo tiek daug metų, jau tikrai turėtų kažką bent jau atskleisti. Tai jau dabar yra tikslas toks ir kad tuomet, kai būtų uždaryta byla, jie gautų visus dokumentus, jie galėtų savo asmeniniam tiem tyrėjam viską perduoti. Tai, kaip jau minėjau ne vieną kartą, Amy Bradley šeima, jie yra įsitikinę, kad Amy buvo pagrobta ir kažkokiu būdu išgabenta iš to kruizinio laivo, tikriausiai per tą vietą, iš kur būna ištraukiamos šiukšlės, dar kiti dalykai ir po to įkraunamas vėl atgal maistas per tą būtent kaip ir liuką. Ir jie tiksliai negali pasakyti, kas yra kaltas, bet jie yra įsitikinę, kad Yellow, tai yra Alistair Douglas, kažkokiu vienu ar kitu būdu yra su visus tuo susijęs. Ar jis buvo tik tai tarpininkas, ir jo buvo tik tai ta užduotis išvilioti ją iš tos kajutės ir nuvesti ją į tą denio apačią ir tuomet iškelti ją. Ar dar kažkokia jo veikla buvo didesnė, bet jie yra įsitikinę, kad jis kažką žino, daug daugiau tiesiog neatskleidžia. Ir šeima, jie 100, kaip jau minėjau, procentų įsitikinę, kad jinai tikrai negalėjo nusižudyti ir 99%, jog ji tikrai negalėjo netyčia kažkokiu būdu iškrist iš to balkono į tą kanalą. Tai mano asmeninė nuomonė, aš ir nemanau, kad jinai galėjo nusižudyti, nes visi ženklai rodė, kad jinai buvo labai laiminga ir jinai rašė tuos pačius atvirukus, siuntė, kad jinai laukia, nesulaukė, kada sugrįš ir parodys tas visas nuotraukas, kad jai kaip čia patinka šitam kruiziniam laive, kad ji tik tai išsinuomavo būstą, jos naujas darbas laukė, mergina su ja susitaikė, su kuria jinai norėjo susitaikyti ne vieną mėnesį, nusipirko šuniuką naują, kuris jos laukė namuose, kad viskas atrodė tiesiog jos gyvenime kaip ir gerai ir jie tikrai nemanau, kad galėjo pati nusižudyti. Tai būtų tiesiog labai nelogiška. Iškrist ar jinai galėjo, tai tikrai įmanomas dalykas kažkokiu būdu, galbūt galėjo iškrist, bet mano teorija vis tiek yra labiau didesnė ta, kad arba ją kažkas nužudė laive ir tuomet ją taip išgabeno jau negyvą iš to laivo per tą liuką, kur, kaip jau minėjau, išvežamos šiukšlės, arba kažkas ją iš tikrųjų kaip ir išvežė iš tenais gyvą, kažkur tai kažkam pardavė. Ir visi tie dalykai, kai žmonės ją matė, galbūt ne visi jie yra tikri, bet dauguma galbūt tikrų ir net galbūt jie ir yra toj nuotraukoje, kuri buvo įkelta į tą tinklalapį 2002 metais, kad mes nežinom.
Ir kad kas yra keista, kad paskutinis jos toks kaip ir stipresnis matymas ar kažkokia bent jau naujiena apie ją buvo 2010 metais. Nuo 2010 metų jau praėjo labai daug laiko ir dėl to manau, kad dabar jinai jau tikrai nėra gyva. Galbūt kažkada dar tam tikrus 4 metus ir buvo gyva, bet po to tikriausiai jos atsikratė kažkas, jeigu ją kažkas buvo kaip ir nusipirkę ir pardavinėjo būtent tokiem tikslams. Nes tiesiog visiškai jokių nei matymų, nei nieko nuo 2010 metų kaip ir nėra naujų. Tai tuomet, kai domėjausi šitą istoriją, dar pasidomėjau, kokia buvo žmogaus bent jau prekyba tais laikais, nes kad šiais laikais tai tikrai mes visi žinom ir kad jinai su kiekvienais metais tik didėja ir didėja, bet norėjau pasidomėti tais 98, kai mergina ir pradingo. Ir taip, jinai buvo daug mažesnė, daug mažesniu mastu, bet tai nereiškia, kad jinai neegzistavo, nes jinai tikrai egzistavo. Tai bent jau pagal Jungtinių tautų ir taip pat FTB ar Interpolo duomenis, kai tarkim, žmonės dingsta, tuo laikotarpiu buvo kažkur nuo 4 iki 6 milijonų. Ir čia yra įtraukti tiek vaikai, tiek vyrai, tiek moterys. Tuomet apie 2 milijonus iš tų aukų sudarė seksualinio išnaudojimo aukos, 70% buvo moterys merginos, tuomet vaikai buvo apie 20% ir likę 10% buvo vyrai ar paaugliai, kad berniukai. Ir tuo laikotarpiu kažkur nuo 90 iki 2000 metų tiek ties Venezuela, Aruba, Kurakau, Dominikos Respublika ar tuo pačiu Puerto Riko, jog tai buvo viena iš aktyviausių sekso turizmų vietų pasaulyje ir kad tenais teigiama, kiekvienais metais buvo prekiaujama apie 100–150 tūkstančių žmonių, daugiausiai moterimis iš Kolumbijos, Venezuelos, Dominikos Respublikos ir Rytų Europos. Ir šios moterys būdavo įtrauktos dažniausiai dėl to, kad jos buvo iš neturtingų vietų, jos nelabai kaip ir turėjo kažkokius tėvus, kurioms šios moterys rūpėtų ir kad dažniausiai dėl to jos ir būdavo įtrauktos į įvairius viešnamius, eskorto paslaugas, ar į įvairius barus, ar dar kažkokius kitus viešbučius, kurios ir siūlydavo tokias paslaugas kažkiem kitiem nesveikiem vyram. Ir dar kitas dalykas, kas buvo blogai su šita visa istorija, jog tuo laikotarpiu tenais nebuvo kažkokio tai kaip ir tarptautinės konvencijos, jog kažkaip būtų, kad susijęs su prekyba žmonėmis. Pavyzdžiui, tik 2000 metais buvo priimta Palermo konvencija, tai yra Jungtinių tautų protokolas, kuris pirmą kartą apibrėžė žmogaus prekybą kaip tarptautinį nusikaltimą. Ir kad tai buvo lengviau jau dabar atpažint ir lengviau kovoti su tais įvairiais atvejais. O iki to net nebuvo kažkokios tokio pripažinimo. Tai žinoma irgi trukdė visai tai teorijai, jeigu taip ir nutiko Amy Bradley. O jeigu lygintumėm su šiom dienom ir visais pagrobimais ar žmonių pardavimais, tai dabar iš vis yra kažkoks kosmosas, nes kaip jau minėjau, tais 98 tai buvo kažkur 4–6 milijonai, o dabar manoma 2024 metų bent jau statistika, kad mažiausiai 50 milijonų. Tai pažiūrėkit, kiek kartų šitas skaičius yra išaugęs ir aš čia kalbu tarptautiniu mastu, ne tik čia apie USA. Ir jog daugiausia žmogaus prekyba, bent jau jeigu imtumėm viso pasaulio mastą, tai yra Afrikoje, fiksuojama apie 34% netgi. Tuomet Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas apie 31%, Europa apie 15%, Amerika, tai yra šiaurės ir pietų, apie 12% ir tuomet vidurio rytai ir šiaurės Afrika sudaro apie likusius 8%. Bet čia daugiausia jau yra priverstinio darbo arba vadinamų namų vergovės, kai tiesiog, tarkim, sutuokiamos yra sutuokiami vaikai ar merginos už tam tikrų vyrų ir tiesiog būna kaip ir namų vergės. Ir kas yra liūdna, jog 50 milijonų kažkur pasaulio mastu paėmus yra tiek žmonių parduoti į, tarkim, vergiją ar prostituciją ar dar kažkur kitur. Ir 90% iš visų šitų
pagrobimų nėra išsiaiškinta. Kad tu tiesiog negali atsekti ir maždaug tik tai 10% aukų yra padedama ir ištraukiama iš to viso žmonių pardavimo tinklo. Kas yra tiesiog wow. Netgi oficiali statistika, jinai tiesiog yra oficiali, bet manoma, kad skaičiai yra dar didesni, nes jeigu tu net negali išsiaiškinti šitos istorijos, tai kaip tu gali žinoti apie tam tikrus procentus. Nes tai yra industrija, kuri neša tiesiog milijardus kažkokiem nesveikiem asmenim. Čia yra tokia nesveika istorija apie Amy Bradley. Visiems rekomenduoju pažiūrėti tą naujausią dokumentiką iš Netflixo, Amy's Missing. Paklausyti, kaip jos brolis Bradas kalba. Jis turi daugybę interviu, kurių net tam pačiam YouTube. Galite apsilankyti jo puslapį tiek X, tiek TikTok'e, tiek nepamenu, ar jis dabar Facebooką turi, bet kad šitus du turi, tai tikrai. Taip pat galite patikrinti puslapį Amy Bradley's Missing, tai yra oficialus puslapis, kur yra keliami tik tai tikri, patikrinti faktai, o ne kažkokie tai spėliojimai ar kažkas tokio. Tai labai liūdna, jog Amy Bradley praėjus tiek daugybę metų vis dar tiesiog yra šalta byla ir nieks tiksliai negali pasakyti, kas jai nutiko. Ar jinai iškrito, ar kažkas kitas buvo kaltas ir kažkas kitas jai kažką padarė, ar jinai buvo parduota kažkam. Nieks nežino ir galbūt net niekada ir nesužinosim. Bus labai įdomu sužinoti, jeigu byla bus uždaryta FTB ir kai šeima galės gauti visus tariamus įrodymus, kurie jie turi surinkę per tuos visus metus, nes dabar šeima net nežino, ką iš vis FTB žino ir ar jie turėjo kažkokių bent jau įtariamųjų, ar ką jie apklausė, ar jie nieko neapklausė, koks tas tyrimas buvo ar ką, nes FTB visiškai nekomunikuoja su šeima. Tai būtų įdomu sužinoti, jeigu šeimai kažkokiu būdu pavyktų uždaryti šitą bylą ir po to vėl per naują ją atidaryti. Tai kokios jūsų yra nuomonės? Ar jūs matėte tą dokumentiką, ar jūs matėte kitas dokumentikas, nes jų yra ne viena, ar girdėjot, kaip jos šeima kalba, ar iš kur sužinot apie šitą istoriją, ir kokios jūsų nuomonės? Ar jūs galvojat, kad ji iškrito, kažkas jai kažką padarė, galbūt dar kitas teorijas kažkokias turit, kad tiesiog parašykit savo nuomonės apačioj. Jeigu kažką praleidau ar kažkur suklydau, tai tikrai parašykit, nes visiems mums svarbu sužinoti tik tai tikrą informaciją. Kadangi detalių buvo labai daug, galbūt galėjau suklysti kažkur su metais, vardu ar kažkas tokio. Tai viską parašykit apačioj. Nepamirškit paspausti patinka mygtukų, užsiprenumeruoti mano kanalą. Visiems gražios dienos ir tuomet susitiksim kitą mano videoje. Bye!